Sveiki visi, sulaukę šventų kalėdų. Žiūrite jau 4 seriją apie 2024 metais rinkimuose nustatytus skandalingus dalykus. O pirmose 3 serijose aš papasakojau apie tai, kaip Vyriausios rinkimų komisijos informacinė sistema atitinka ar netitinka valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą. Antroje serijoje pasižiūrėjom, kaip buvo perduodami griežtos atskaitomybės dokumentai, tai yra biuleteniai ir visi kiti dalykai prezidento ir Europarlamento rinkimuose, ir patyrinėjom rinkimų organizatoriaus knygą. Trečioje serijoje pasitikrinom, kaip ruošiasi tobulinti savo informacinę sistemą Vyriausia rinkimų komisija, ir supratome, kad Vyriausios rinkimų komisijos informacinė sistema niekada nebuvo kuriama tam, kad būtų galima apskaityti kompiuterizuotų būdu griežtos atskaitomybės dokumentų. Šio modulio nėra ir dabar, ir visuose planuojamuose dokumentuose taip pat nėra šio modulio. Tai reiškia, toliau viskas vyks popierinė tvarka, pasirašant P4 formos aktukus ir visą apskaitą vedant tik tai popieriniam pavidale. Kas yra griežtos atskaitomybės dokumentai, turėtumėte žinoti, o jeigu nežinote, aš jums šiek tiek parodysiu. Štai yra balsavimo biuletenių pokai. Jie kiekvienas yra numeruoti, turi šakneles, kuriuose lieka numeris atplėšus balsavimo biuletenį, ir tai yra biuletenis. Dabar šituos biuletenius, va čia yra dar kita serija, čia matosi, jau yra nuplėšta dalis yra likusių. Tai ir jie gabenami va tokiais vapokais, juos spausdina UAB Lodvila, veža į įvairias apygardas po 1000 vienetų, va čia matosi kokia serija, 33 pokai turėjo būti iš viso nuvežti, tai reiškia 33 000 biuletenių. Ir va tai yra serijos numeris nuo iki. Visa logika griežtos atskaitomybės dokumentų yra tokia, kad nuo jų gavimo turi būti atsektas kiekvienas serijos numeris. Tai jeigu biuletenis panaudotas, tai šaknelės turi būti atsektos, nes biuleteniai sukrenta į balsadėžes, o šaknelės lieka pas komisiją, komisija turi juos suskaičiuoti, apskaityti, įrašyti į apylinkės balsavimo protokolą, sutikrinti, ir ten visi dalykai turi būti suskaičiuoti. Ir esmė pagrindinė yra tokia, kiek atėjo, tiek ir apskaityta pabaigoje. Tai reiškia, panaudoti, nepanaudoti, visi yra apskaityti, ir patekęs kiekis turi sutapti su pasibaigusio proceso kiekiu. Ideali apskaita turėtų būti tokia, kad balsavimo biuletenius pagamina spaustuvė, šituo pirmu veiksmu atveža į VRK arba į apygardą. Čia dabar aš idealų atvejį pasakoju ir nepasakoju, kas vyksta išankstiniam balsavime, nes šitam reikalų atskirą seriją padarysim. Toliau apygarda į apylinkę pristato pagal rinkimų kodeksą likus 12 valandų iki balsavimo pradžios, tai reiškia išvakarėse, visi dokumentai turi būti pristatyti, balsavimo dieną niekas nekeliauja, ir apylinkė naudoja tuos biuletenius balsavime. Panaudoti balsavime pakliūna į apylinkės balsų skaičiavimo protokolą su rezultatais, nepanaudoti irgi pakliūna į apylinkės balsų skaičiavimo protokolą. Kaip nepanaudoti? Jiems nukempa kampus, ir apylinkės visos susiunčia savo visus skaičiavimo protokolus į apygardos balsų skaičiavimo protokolą, jie ten yra sumuojami,
ir kiek šitam pirmam žingsnyje pateko į apygardą, tiek turėtų būti apskaičiuota šitame galutinėme apygardos balsų skaičiavimo protokole. Tai reiškia suma biuletenių, kurie pateko per pirmą žingsnį į apygardą, turi sutapti su apygardos balsų skaičiavimo protokolu, kur yra panaudoti, nepanaudoti, sugadinti ir taip toliau. Arba kitaip, buhalteriškai, tai debitas ir kreditas turi sutapti. Ką mes pastebėjome per šitos rinkimus? Visų pirma, mes besiruošdami Seimo pirmam turui, jau turėdami patirtį iš prezidento ir Europarlamento rinkimų ir referendumo, pasiklausėme Vyriausios rinkimų komisijos, o kaip jinai planuoja viską daryti. Jinai, aišku, čia į mūsų klausimus neatsakė, bet jinai pasakė tokį labai dalyką gerą, kad visi VRK sprendimai yra skelbiami viešais, su jais galima susipažinti VRK interneto svetainėje VRK.lt. 24 metų rugsėjo 19 posėdėje buvo kas neaišku, bet buvo kad yra spausdinama 100% biuletenių rinkimų dienai ir 30% biuletenių rezervas išankstiniam balsavimui. Šitos dalykus atsiminsim ir dabar pasižiūrėkim, kągi mes aptikom. O mes aptikom tokius dalykus, kad dėl jų mes teikėme netgi peticiją, kurios tekstas skamba taip: mes Lietuvos Respublikos piliečiai nesutinkame su didelio masto Seimo rinkimų šiurkščiais pažeidimais, atvirai vykdomų sukčiavimo, klastojimų ir apgaulę, kurios nustatė stebėtojai. Stebėtojams jau pirmam rinkimų ture pavyko iš 21 apygardų gauti įrodymus, patvirtinančius, kad 28 procentuose apygardose iš VRK gautų vienmandačių rinkimų biuletenių neįmanoma apskaityti kaip griežtos atskaitomybės dokumentų. Todėl šie biuleteniai negalėjo būti naudojami balsuojant. Nagi, pasižiūrėkime, kaip iš tikro vyko procesas, popierinis procesas, nekompiuterizuotas. Čia vat yra šita nuoroda, kurioje yra padaryta apygardų suvestinė. Čia yra apygardos 21. Iš visų mes gavome iš tos 21 Lotvilos vaštaraščius. Čia vienas vaštaraštis, čia va kitas vaštaraštis, dar vienas vaštaraštis. Parodysiu aš jums iš pradžių patį keiščiausią vaštaraštį. Štai yra Šeškinės Šnipiškių vaštaraštis, kuriame matome, kad siuntėjas Lotvila, gavėjas Vyriausioji rinkimų komisija, čia rekvizitai surašyti, ir krovinio pakrovimo vieta, krovinio iškrovimo vieta, Šeškinės Šnipiškių apygarda. Gavo labai daug biuletenių. Daugiamandatės rinkiminės apygardos biuletenių gavo 149 300 arba 150 pakuočių. Antroji eilutė gavo 32 000 vienmandačių rinkimų apygardos biuletenių, 32 pakuotės, ok. Ir gavo trečia eilutė kitų vienmandačių rinkimų apygardų biuletenius, 96 600. Ir nėra nurodyta, kokie serijiniai numeriai šitų 96 600 biuletenių. Tai jeigu sugrįžt ir pasižiūrėti, ką Lotvila pirmam žingsnyje atvežė į Šeškinės Šnipiškių apygardą, tai iš pirmųjų dviejų eilučių dar galima serijinius numerius nustatyti. Tačiau iš trečios eilutės, kur 96 600 atvežta, serijinių numerių nustatyti negalima. Reiškia, šitie biuleteniai patenka į apygardą
neapskaityti, nieks nežino, kokiais serijos numeriais jie pateko. Kągi mes čia matome? Mes matome, kad pagal šitą važtaraštį trečiai eilutė neapskaito biuletenių balsavimo kaip griežtos atskaitomybės dokumentų. Dabar pažiūrėkim, pavyzdžiui, Žirmūnų apygardą. Vėlgi Latvilos važtaraštis. Šitą apygardą turbūt iš anksinio balsavimo tokiu dideliu mastu kaip Šeškinės Šnipiškių nedarė. Todėl gavo tiek, kiek priklauso pirma ir antra eilutė su serijiniais numeriais vienmandačių ir daugiamandačių rinkimų apygardų biuletenių. Tačiau gavo ir kitų vienmandačių rinkiminių apygardų rinkimų biuletenių, kurių vėlgi serijiniai numeriai nenurodyti, ir jų gavo 6900 ir 2 pakuotės. Bet esmė tokia, 6900 griežtos atskaitomybės dokumentų yra be serijinių numerių, jų atsekti jau užpajamavus neįmanoma, ką jie gavo, nieks nežino. Ir jeigu pažiūrėt visas šitas 21 apygardą nuo Naujamiesčio Vilkpėdės iki Garliavos, tai čia aš esu suskaičiavęs, kad tokių neidentifikuotų, reiškia be nurodytų serijinių numerių, iš viso yra gauta 269 100 vienetų, o vienmandačių gauta iš viso 691 000. Tai trečdalis biuletenių yra gautų vienmandačių be serijinių numerių. Kai kurioms apygardoms, čia tos, kurios turi geltonam stulpelėje skaičiukus, yra pavykę mums net suskaičiuoti ir kaip pavyko išdalinti šitą gavimo krovinį, kaip pavyko išdalinti į apylinkes. Štai atsiverskime šitą dokumentą ir matom, kad čia gavo tuos po 33 000 ir 6900 neidentifikuotų ir čia vežiojo į apylinkės savo. Čia yra visi dokumentai surašyti, visur atidavė Čiapė ir apylinkės pirmininkas priėmė. Čia detalizacijoje pasižiūrėkime, kaip atrodo Žirmūnų apygarda. Žirmūnų apygardoje yra 33 263 registruoti rinkėjai. Ladvila atvežė vienmandačių 33 000 ir daugiamandačių 33 000. Dabar apylinkės pavadinimas Žirmūnų. Rinkėjų yra 2000. Pagal paketvirtą aktą ją pristatyta yra 1400. Prašau. 1400 perduota. Kita kareivių apylinkė perduota 1200. Štai 1200 perduota. Na ir suskaičiavom kiekvieną aktą, kuriuo iš apygardos perduota į apylinkės. Ir matome, kad iš 33 000 gautų į apylinkės Žirmūnų apygardą perdavė tik tai 22 900 arba 10 100 pasiliko savo vienmandačių ir lygiai tą patį veiksmą padarė su daugiamandatėmis, irgi pasiliko savo 10 100, tai iš viso Žirmūnų apygarda pas save pasiliko 20 200. Taigi,
Iš tikro veiksmas pasirodo vyksta taip. Lodvila į Žirmūnų apygardą atveža 33 tūkstančius vienmandačių, 33 tūkstančius daugiamandačių. Apygarda į apylinkes išdalina po 22 900 vienmandačių ir daugiamandačių. Apylinkės yra arba panaudojami balsavime, arba yra naikinami kaip nepanaudoti. Iš apylinkės jie pakliūna į apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir kai visos apylinkės susiunčia į apygardą, tai va šitam apygardos balsų skaičiavimo protokole visi tie, kurie yra perduoti į apylinkės, yra biuleteniai apskaitomi. O šitie, kurie 22 200, kurie pakliuvo į rezervą, apygarda pasidėjo savo kažkodėl tai. Apygardos balsų skaičiavimo protokole jų nėra. Na ir mums kaip stebėtojams nepavyko niekaip sužinoti ir rinkimų kodekse ir rinkimų organizatoriaus knygoje nepavyko niekaip išskaityti, o kasgi atsitinka su tais balsavimo biuleteniais, taip pat ir vokais ir visokiais ženklais, kuriuos apygarda pasilieka rezerve. O pasilieka jos įvairiai. Vat žiūrėkim, čia kur yra pirmo turo skaičiukai, tai Antakalnio apygarda vienmandačių savo pasiliko 13,37%, daugiamandačių pasiliko nedaug, tik tai 503 arba 1%. Žirmūnų pasiliko 30,61%. Tiek daugiamandačių, tiek vienmandačių. Va čia daugiamandatės, čia vienmandatės. Va, toliau. Vilniaus Pietinė pasiliko 23,300. Va. Vienmandačių. Kažkaip vienmandačius labiau mėgsta šitą apygardos pasilikti. Ir 2000 daugiamandačių pasiliko. Verkių vėl 28% pasiliko vienmandačių, 20% daugiamandačių. Sumoje per visas apygardas, iš kurių pavyko gauti ir Lodvilos važtaraščius, ir suskaičiuoti, kiek buvo išvežta į apylinkės, matosi, kad 22% pasilikta arba iš 358 tūkstančių pasiliko 104 945. Ir 20% daugiamandačių pasiliko pas save. Ir, kitaip tariant, 86 tūkstančius pasiliko iš 300 43. Kam jos pasilieka tiek daug biuletenių, kai balsavimo dieną apygardoje nevyksta joks balsavimas, kai rinkimų kodeksas draudžia balsavimo dieną pristatyti į apylinkės šitos griežtos atskaitomybės dokumentus, na, šitoj vietoj čia palikim detektyvą, nes mes jį panarpliosiam vėliau. Ir dar vieną detektyvą mes užfiksavome pasaulio lietuvių apygardoje, Jungtinėje karalystėje. Va čia yra toks dalykas. Čia yra tokie du juokingi dokumentai, kuriuos labai verta pasižiūrėti. Čia yra toks dokumentas, kuris yra gautas Vyriausiojo rinkimų komisijoje. Zigmas Vaišvila jį sugebėjo gauti. Ir čia parašyta taip, kad Lodvila, krovinio iškrovimo vieta, ambasada Jungtinėje karalystėje. Čia šita vieta labai svarbi. Krovinio iškrovimo vieta, ambasada Jungtinėje karalystėje. Išdavė Paulius Radzevičius, tai matyt, čia yra Lodvilos darbuotojas, ir gavo M. Skačkauskas. Žinom, kad Mindaugas Skačkauskas. Tai va, gavo nei daug nei mažai 30 tūkstančių
daugiamandačių, 30 000 vienmandačių. Ir šitas veiksmas įvyko 8 mėnesio 22 dieną. Pažiūrėkime, kas užpajamuota Jungtinėje karalystėje. Turim dokumentą, kuriame Mindaugas Kačkauskas atvežė ir perdavė šitos dokumentus jau taip praėjus nemažam laikui, bet labai keistą kiekį perdavė. Perdavė 23 000 vienmandačių ir 23 000 daugiamandačių. Kitaip tariant, po 7 000 kažkur prapuolė kelionės metu. Mes dėl šito prapuolimo kreipėmės į VRK. VRK raštu atrašė, kad 7 000 pasiliko, tačiau dėl kitų 7 000 nepasisakė. O ir dokumento parodančio, kad šitie tariamai pas juos pasilikę 7 000 biuletenių buvo kažkaip įtraukti į protokolus ar sunaikinti ir taip toliau, negavome. Taigi, tokios tokelės su griežtos atskaitomybės dokumentų apskaita. Apskaita, kuri turėtų vykti šitaip, kad viską, ką gavo apygarda, atidavė į apylinkės, apylinkės panaudojo arba nepanaudojo, bet surašė į apylinkės balsų skaičiavimo protokolą, o visų apylinkio, kurios priklauso šitoje apygardai, balsų skaičiavimo protokolai sudaro apygardos balsų skaičiavimo protokolą ir viskas, kas gauta pirmame žingsnyje, apsiskaito apygardos balsų skaičiavimo protokole, tai šito idealaus atvejo nėra, o yra atvejis štai toks, kad apygardos pasilieka savo rezervą ir kažką turbūt su juo veikia. Mes iš pradžių galvojame, ką gali veikti su 22 000 balsų skaičiavimo biuletenių arba su 22 pokais po 1000 apygardos pirmininkė Čiapė. Va šita, pavyzdžiui, kuri pasiliko pas save po 20 000. Jolanta Čiapė. Kažką su jais veikia. Kadangi vienas pokas tai yra kaip printeriui perkant po 500 lapų, tai va 2 tokie, nu tai turbūt kokius 4 kg ar 5 sveria. Nu tai sudarytų 22 pokai, po 5 kg, tai 110 kg. Gal nešė namo deginti. Nežinom mes, bet sekančioje serijoje, 5, panagrinėsime, o ką galėtų iš tikro veikti su šitais dalykais Čiapė ir visi kiti apygardų pirmininkai. Tuo labiau, kad jie dar gauna ir 5000 holograminių ženklų balsavimo vokams plombuoti ir dar gauna tuos iš ankstinio balsavimo vokus, išorinius ir vidinius. Šitam vaštaraštyje jų nėra, jie gauna juos kitais vaštaraščiais. Taigi, kol kas kalėdinio pasakojimo šiandien yra tiek, laukite 5 serijos. Na ir ką, iki pasimatymo, gana greitai išeis ir 5. Iki.